Gydyti gyvenimo. Aleksandro Alekseičiko intensyvus terapinis gyvenimas. Ištrauka. Biblioterapija kaip skaitymas sielai ir dvasiai. Skaitymas apibendrinantis, vienijantis, teikiantis vienovę, gydantis, kuriantis vientisus, paveikius vaizdus, kuriuose atsispindi mūsų, mano vidinis ir mūsų bendras ir vientisas išorinis pasaulis, gyvinantis sielą iš vidaus ir teikiantis dvasios išorėje. Kaip jau minėjau, kalbėdamas apie savo psichoterapiją, norėčiau parodyti ne tik vientisą, bet ir gydomai visos psichoterapijos vaizdą, drauge paradoksaliai ir vientisą gydomai jos atskirų dalių sričių vaizdą. Tai įmanoma tik esant jų tiek vidaus, tiek išorės vienybei. Krikštas, vandeniu ir dvasia ir siela, dalyvaujant tikėjimui. Ir tuomet, net ir dėstant taip trumpai, bet akivaizdžiai veikiant sielai ir dvasiai, ši psichoterapijos sritis įgauna savarankiško vientisumo ir paveikumo, to atspindėdama visos psichoterapijos sistemos vienovę, viso santykių komplekso psichoterapija, psichoterapeutas, psichoterapijos priemonės ir pacientas vienovė. Biblioterapija šiuo atžvilgiu ypač dėkingas ryškus pavyzdys. Mūsų įprastame stresų kupiname patogeniškame liguistame pasaulyje ir skaitymas yra patogeniškas. Jis ne tiek skatina mūsų atskirų procesų, mūsų individualybės, mūsų bendruomenių vientisumą, bet ir labiau išryškina ir įtvirtina ribas. Vis daugiau sužinome, dažniausiai apie įvairias gyvenimo detalės, dalis, apie atskirus procesus. Tai atskrybių žinojimas. Žinojimas atskiriantis nuo bendro žinojimo, nuo žinojimo kartu, nuo susižinojimo. Tai žinios, kurios nustolina vieną nuo kito, net ir nuo savęs, nuo bendro žinojimo apie save, nuo žinojimo, kuris mūsų vidinį pasaulį jungia į vienovę, į vaizdinį, į tapatybę, nuo žinios apie išorinį pasaulį kaip vienovę. Tačiau eikime arčiau prie mūsų temos. Vis daugiau sužinome apie ligas ir beveik nieko apie sveikatą. Vis plačiau apie ligų priežastis ir beveik nieko apie sveikimą. Kalbame apie neapykantos, bet ne apie meilės ir draugystės priežastis. Vis daugiau žinome apie gėrio ir blogio pažinimo medį, bet faktiškai apie blogio pažinimą. Biblioterapija – gydomasis ir gydantis skaitymas. Kodėl? Nes atskaitymas ne dėl žinojimo, nors kai kurios žinios ligoniams nepaprastai svarbios. Greičiausiai tai skaitymas sielai ir dvasiai, tiesai, kelioniai. Tad pažvelkime į biblioterapiją kaip gydomai ir gydantį skaitymą per dvasingumą, kurį randame Ivano Iljino žodžio meistro, mąstytojo, rašytojo, skaitytojo, visuomenės veikėjo raštuose. Kaip atsirado, kaip subrendo tai, kas parašyta. Kažkas gyveno, mylėjo, kentėjo ir džiaugėsi, stebėjo, galvojo, troško, patyrė viltį ir neviltį. Ir man noriu papasakoti apie kažką, kas mums visiems svarbu, ką mums būtina dvasiškai pamatyti, pajusti, apmąstyti ir suvokti. Vadinasi, ką nors reikšminga apie kažką svarbaus ir vertingo. Ir štai jis leidžiasi ieškoti tinkamų vaizdinių, aiškių ir gilių minčių, tikslių žodžių. Tai buvo nelengva, pavykdavo ne viskas iš karto ir ne visada. Atsakomybę jaučiantis rašytojas brandina savo knygą ilgai ištisais metais, kartais net visą savo gyvenimą, nesiskirdamas su ją nei dieną, nei naktį, atiduoda ją geriausias savo jėgas, savo įkvėpimo valandas, serga jos tema ir gydosi rašydamas. Ieško tuo pat metu ir tiesos, ir grožio, ir tikslumo, pasak Puškino, ir tinkamo stiliaus, ir tinkamo ritmo, ir visą tai tam, kad neiškraipydamas papasakotų, ką reikėjo širdimi. Ir štai mes, skaitydami, imamės šios knygos prieš mus jausmų, įžvalgų, idėjų, vaizdų, valios plūksnių, raginimų, įrodymų sankaupa, ištisas dvasios statinys, kuris mums pateikiamas ne atvirai, o tarsi užšifruotas. Jis glūdi už tų juodų, nekylių kabliukų, už visiems žinomų, nuzurintų žodžių, už visiems suprantamų vaizdinių, už abstrakčių sąvokų, gyvenimo, ryškumą, jėgą, prasmę, dvasią. Visą tai iš tenai privalo ištraukti pats skaitytojas. Jis turi atkurti savo tai, kas sutvėrė autorius. Tikrasis skaitymas – tai savotiška meninė aiškaregystė.